darbo vieta. Iš dalies taip. 5 metus dirbau autoservise, o dabar esu profesijos mokytojas. Ir automobilius taisau tik tais savo malonumui. Mes pataikėm ten, kur reikia. Vitalijau, grįžkime į jūsų karjeros pradžią. Iš ko susideda automechaniko darbo diena? Ryte automechanikas. Pas meistrų. Taip, gauna sugedusi automobilį, nueina jį apsižiūri, tada aišku sprendžia tą problemą. Automechanikas automobilių sutaisyti per dieną. Viskas aišku priklauso nuo gedimo pobūdžio, bet iš tikrųjų nuo 1 iki 6. Kokie yra dažniausiai duslintuvo korozija? Būna ir tokių pasitaikančių gedimų, bet vieni dažnesnių tai ko gero būtų pakabos tamprių elementų laisvumo atsiradimas arba techninių skysčių prasisunkimo. Mechanikai. Mūsų profesinėje mokykloje mes turim 2 pakraipas. Tai yra automobilių elektrikai ir paprasti automechanikai. Tai čia jūsų profesiniai mokykloje, o servisiukė? O servisiukė tai yra keisti kažkokius pakabos elementus. Už tą darbą savo atliekamą gauna tam tikrą atlygį.